Žvejyba donrigeriais tai yra pats efektyviausias plėšrūnų gaudymo būdas. Iš pažiūros šio didelio įrenginio naudojimas yra labai paprastas. Jis skirtas gaudyti bet kokius spininginių masalų didesniuose nei 4 metrai gyliuose. Jei gylis yra mažesnis, tai nėra prasmės jo naudoti. Galima naudoti pačius įvairiausius spininginius masalus įprastus metodus. Tačiau, jei gelmė yra didesnė, tai sudėtinga priversti masalą dirbti palei pat dugną. Ne visada lydekos noriai griebia aršiai dirbančius didelius giluminius voblerius. Kartais jos daug mieliau griebia gan mažus minau tipo voblerius, kurių vidutinis nerimo gylis yra 2-4 metrai. Kitą sykį plėšrūnus provokuoja sūkrės ar vartyklės. Tik pažiūrėkit, kaip puikiai jos dirba po vandeniu. Kaip pulsuoja lapelis. Kaip pulsuoja vartyklės kūnas. Tai gyvi daiktai. Tačiau šiais masalais pravilti didesnėme nei porą metrų gylyje yra labai sudėtinga. Net jei jūs nugramzdinote šios masalus iki pat dugno, tai tik pradėjus jums velkiauti ar sukti ryte, šie masalai iš karto šaus į viršų. O ką daryti, jei plėšrūnas apskritai laikosi didelėje gelmėje? Man yra nekartą tekę gaudyti ir pagauti stambes lydekas palei pat dugną iš 20-30 metrų gylio. Aišku, galima virš masalo kabinti švino pasunkinimus. Tačiau taip žvejojant tik labai apytiksliai galima numatyti, kokioje gelmėje iš tikrųjų yra velkamas masalas. Matyt, todėl didžiųjų plėšrūnų gaudymas Lietuvoje ir prasideda rudens antroj pusėje, kai vanduo atvėsta ir plėšrūnai pasikelia iš gelmių. Bet juk jie maitinasi tai visą vasarą, tik kad jie tai daro paprastai gelmėje, kur dėja jų pasiekti mūsų masalai nesugeba. Downriggeris yra būtent tas žvejybos įrenginys, kurio pagalba galima pasiekti plėšrūnus bet kokiame gylyje ir išprovokuoti jų kibimą. Iš esmės, jisai yra žvejybai skirta gervė. Jo dalis tai būgnas su plieniniu trosu. Valdant šią būgną, downriggerio svoris yra nugramzdinamas į norimą gelbę. Kai norime padidinti gylį, išleidžiame papildomai trosą. Kai mažiname gylį, susukame. Kokiame gylyje randasi mūsų svarmuo, galima spręsti pagal skaitliuko duomenis. Jei downriggerio komplektacijoje nėra skaitliuko, tai gylio kontroliai galima naudoti multiplikatorinę rytę su skaitliuku ir pridėti autonomiškai tvirtinamą skaitliuką. Jį galima tvirtinti tiek prie downriggerio strypo, tiek prie meškerykočio. Kitos įrenginio detalės – tai strypas, skriedinys. Ne ką mažiau svarbi įrenginio detalė, kuri beje perkama atskirai, tai downriggerio svarmuo. Jie būna skirtingų svorių bei tipų. Tačiau mūsų sąlygom ši forma puikiai tinka. Tik vertėtų turėti porą skirtingų svorių – 5 ir 7 kg. Lengvesnė geriau yra naudoti, kai gelmė yra iki 10 ar 11 metrų, o sunkesnė gilesnėse vietose arba upėse. Nes esant sroviai ar nuleidus svarmenį į didelę gelmę, atsiranda stiprus vandens pasipriešinimas ir svarmuo nukrypsta nuo tikslios trajektorijos. Kitas būtinas žvejybos downriggeriais aksesuaras yra valo paleistukas. Vieną visuomet reikia tvirtinti prie svarmens galo, nes per jį prisegtas masalas visada plaus panašiame gylyje kaip ir pats svarmuo. Taigi, trumpa naudojimos instrukcija. Išleidžiame valą su masalu, beje, žuvis sklendžiančios svarmens visai nesibaido, tai patvirtinta yra praktikoje. Valą spaudžiate paleistuku, užspaudžiame pakankamai stipriai, tačiau taip, kad užkibusi žuvis sugebėtų jį išmušti. Tada atlaisviname meškerykočio rytės mechanizmą, kad valas galėtų laisvai slinkti ir nugramzdinate svorį norimą gylį. Jei norite žvejoti su keliais masalais, jokių problemų. Segate su specialiu segtuku kitą paleistuką prie troso, prie jo antro spiningo valą su išleistu masalu ir viskas. Kai downriggerio svarmuo pasiekia norimą gylį, užfiksuojate įrenginį, kad trosas daugiau nesivyniotų. Tada sustabdome valo išleidimą iš spiningo ryčio, suvyniojame valo perteklių. Valas turi būti maksimaliai įsitempęs, o meškerykotis išlinkęs. Kibimo metu žuvis išmuša valą iš paleistuko ir kotas staigiai atsitiesia. Belieka tik pakirsti.
Taigi naudotis downriggeriu yra paprasta ir lengva. Nebelieka gylio ar spininginių masalų apribojimų. Su šiuo įrenginiu sėkmingai gaudomi absoliučiai visi plėšrūnai. Ir tuo pačiu iš didžiųjų duobių traukiami šamai.